Toliau laidoje vienas moderniausių ir pažangiausių ūkių Lietuvoje. Tai pasakojimas apie Radviliškio rajone ūkininkaujančią Krikščiūnų šeimą, kurioje tėvas ir visi 3 vaikai diplomuoti agronomai ir visi darbuojasi gimtinėje. Pasak ūkio įkūrėjo Vytauto Krikščiūno, per daugiau nei 30 metų sukurta stipri gamybinė bazė, ūkis sėkmingas ir dėka ilgametės partnerystės. Galingi, našus, 3 paskutinius metus pirkom po vieną rotorių iš Litagros ir džiaugiamės. Kai galingi ir itin našus New Holland kombainai iš ūkio centro Liaudiškių kaime išvažiuoja į javų laukus, prasilenkia su senu vikšriniu traktorium. Tiesa, pirmasis ūkininko traktorius užkeltas ant postamento ir primena ūkio pradžią. Jis buvo įkurtas 1989-aisiais. T74. Tokia istorija, kad ten buvo tik tai griaučiai, taip galima sakyti, pavadinimas, kad traktorius. Žinau, kad yra vienkiemis tėvų ir tėvų žemės buvo, žinau, kad bus žemė grąžinama ir nedvėjodamas išėjau ūkininkauti ir buvau pirmas rajone, kuris pasiėmė žemės. Viltis tikriausiai pasiteisino dėl to, kad tu esi pats šeimininkas ant savęs, dirbi savo, bet turėjau įvairių verslų, versliukų ir šakočius ir totus kepiau, ir transportą turėjau, anais laikais mazas buvo, kamazas, vilkikai, su kuriais, būdavau be ūkio, be žemės ūkio, turėjau visą kažką dar sugalvoti ir papildomai. Nuo 15 hektarų per 30 mečius augalininkystės ūkis išsiplėtė iki 2600 hektarų. Iš jų po keli šimtus hektarų jau anksčiau atriekta dukrai Giedrai bei sūnui Laurynui, prieš porą metų beveik 100 ir jauneliui Gabrieliui. Visi 3 yra įregistravę savo ūkius. Tai gerai, pradedam tada. Šeima daug investuoja į modernę techniką, tam anksčiau yra gavusi ir europinės paramos. O už savus pinigus pirkti paskutiniai 3 rotoriniai New Holland kombainai. Jie per valandą kulia po 60-70 tonų grūdų. Iš viso ūkyje 6 New Holland kombainai, tad ir javapjūtė visuomet sparti. Buvo pagrindinis partneris, tai buvo akcinė bendrovė Litagra. Į sandėlius statėmės Litagros ir technikos pirkom įvairios, nuo traktorių iki žemės dirbimo ir pasėlių priežiūros, iki dėliaus nuėmimo. Tai va tokia istorija su Litagra pradėjom ir vystom toliau šitą draugystę. Pirmas kombainas buvo nupirktas 2003 metais, New Hollandas. Tikriausiai viską pasako, kad 2003 metų gamybos kombainas iki šios dienos kūlė ir kūlė be esminių gedimų, tai turbūt va tas daug ką ir pasako. Našus, patikimi ir patvarūs kombainai. Nors daugiausiai žemės valdo tėvas Vytautas, dabar visi ūkį puoselėję vaikai pasiskirstę. Kas už kokią sritį atsakingi. Kaime tam vienkinį ir gimėm ir augom, visą laiką prie to ūkio ir darbavomės, pradžioj ir su technika, su traktoriais, brolis kūlė, aš tai grūdus veždavau, tai žemę dirbdavau, tai su teleskopiniu krūtuvu kažką dirbdavau, vis tiek, jau tas įaugė į kraują. Kai baigiau mokyklą, iš karto sėdau pradžioj pasipraktikuoti, gale turbūt važiuoja tas kombainas, tai buvo mano. Tai paturėjau tokią praktiką, padėjo suprasti daugiau apie žemės ūkį, apie pačią javapjūtę, tai dabar galiu pakuruoti visą laiką visus kombainėrius. New Hollandai, būtent CR serijos visi turi IntelliSense sistemą, kuri labai gerai padeda operatoriams susireguliuoti tą kombainą. Reikia nusistatyti savo tiesiog kultūrą ir viskas, kombainas pastoviai reguliuojasi. Jis mato sąlygas lauko, mato žalėtumą, mato drėgmę ir operatorius ties tom visiškai nieko gali nebedaryti. Prieš 3 metus pasiūlėme atnaujintą išmanųjį kombainą, rinkoje analogo neturinčių. Aš kaip jį vadinu su dirbtiniu intelektu. Reiškia jau robotizuotas kombainas. Šitie visi išmanieji kombainai visi yra su, reiškia, automatiniu vairavimu. Tai ir vėlgi yra labai paprasta, nes kombaininkas, kuris kula, jisai
kai atsistoja į lauką, jis vairą paleidžia, nes kombainas pats važiuoja užstatytų greičiu, kederis kopijuoja, bet ratai nesusukinėjęs, išlaiko tiesę. Tai būtent ir traktoristui, kuris veža grūdus, yra labai paprasta privažiuoti, nes jisai žino, kad kombainas jisai nevinguriuos. Tiek New Holland traktoriai, tiek New Holland kombainai, be abejo, išmaniąją įrangą nieko nenusileidžia. Esantiems rinkoje, kuo daugiau tikslumo, kuo daugiau efektyvumo, tai tuo didesnės ūkio galimybės. Tai ne tik, kad keliant efektyvumą, bet gerėja ir darbo sąlygos. Tos darbo valandos gali būti ilgesnės. Technika mums tinka ir patinka, naši ir patikima. Servisas labai svarbu, nes kulimo sezonas trumpas, tai sugedo, reikia, kad čia ir dabar atvažiuotų, tai ne visi gali tą pasiūlyti. Tai Lytagra tikrai tą pasiūlo. Šiemet, pasak Lytagros atstovo, Lietuvos ūkininkai pageidavo daugiau modernios technikos nei ankstesniais metais, bet jų norus ne visada buvo galima išpildyti dėl kai kurių tiekimo sutrikimų. Tiekimas, gamyba labai yra sustreikavusios, sušlubavusios. New Hollando gamykla tai pripažįsta ir tai tęsis tikrai ne vienus ir ne 2 metus. Šiai dienai tokios žinios, kad turim apsispręsti jau dabar dėl sekančių metų investicijos, ypač į javų, grūdinius kombainus, paliečia ir traktorius. Turim deklaruoti susitarimus, sandorius, norėdami išlaikyti ir esančią kainą, ir pateikimą, kas yra labai svarbu, turėtumėm reaguoti šiandien. Jeigu mes norim, tai yra planuojama gamyba, praktiškai atsiranda ir kad ir kaip beskambėtų keistai kvotos, ir mes turėsim prisitaikyti prie naujų žaidimo sąlygų. Tai norint, kad kombainas būtų jau birželio mėnesį, tai taip, rugsėjo mėnesį mes turim šitos darbus atlikti. Buvo aptartos finansavimo sąlygos, New Holland kompanija lygiai taip pat žengia šalia įmonės Lytagra, padedant finansavimo klausimais. Turim partnerystę su Luminor banku, kadangi tai yra didžiulės investicijos ir tai gali būti išdėstyta į ne vienus metus, gali būti 5, 7 ir iki 10 metų. Dar produktas, kuris įgauna pagreitį, tai esamo kombaino, esamo traktoriaus atpirkimas, kaip avansinė įmoka, užskaita ir naujos technikos, naujo kombaino ar traktoriaus finansinis pasiūlymas. Ūkininkai džiaugiasi, kad šiemet kviečių derlius didesnis nei pernai, o grūdai itin geros kokybės. Jų tvarkymu rūpinasi dukra Giedrė. Ji nustato ir grūdų kokybę ūkyje įrengtoje nuosavoje laboratorijoje. Didžiosios ūkininkų pajamos iš grūdų, naudos turima ir iš perdirbamų šiaudų, pagamintos granulės kraikui eksportuojamos į kitas šalis. Kad būtų geresnės sąlygos grūdams laikyti, statomas dar vienas elevatorius. Dabar yra mintis, galbūt jeigu tenkins sąlygos, saulės elektrinę statyti. Turėtų būti jau kaip ir nauja tvarka patvirtinta, koks procentas yra rėmimo, reiškia finansavimo, kokia kaina yra pasaugojimo atidavusių tinklus, tai dar tos tvarkos nėra patvirtintos, tai laukiam. Parodykit, moki vairuoti. Moki. 4 agronomų Krikščiūnų svajonių ūkis šiuolaikiškas, inovatyvus ir stiprus. Daug technikos, pastatų, tad galvojama ir apie plėtrą.